Rytas, penktadienio rytas, savaitgalis ant nosies, savaitės galas, tai iš tikrųjų jau jaučiasi toksai nuovargėlis, jau pavargimas, norisi to poilsio. Šita savaitė tokia buvo ne iš lengvųjų man, tai jau tokia šiek tiek pavargusi jaučiuosi. Nu, bet nieko, pailsėsim. Paskutinė diena, rytoj ilgiau pamiegosim, gal pavyks pamiegoti ilgiau. Tai laikas jau pusryčiauti. Šiandieną vėlgi pasidalinsiu savo dienos kalorijų deficitu. Parodysiu, kiek pusryčiai turi kalorijų, pietus, vakarienė, užkandukas. Ir šiandieną susiplanavusi, ką valgysiu visą dieną. Turiu taipogi dar paruoštukų likusių, tai viską šiandieną parodysiu, ką aš čia gaminsiuosi, ką valgysiu, o dabar laikas pusrytukams. Pusryčiams kepsiu kiaušinius, 3 kiaušinius kepsiu, pasišildysiu šitų pupelių, čia yra su pomidorų padažu. Tai 200 gramų dėsiu, pupelės taipogi turi nemažai baltymų, tai papildomi baltymai. Pasiskrudinsiu duonos 1 riekelę ir bus tokie mano pusrytukai. Kiaušinius kepu ant šiek tiek aliejaus, tai aš naudoju šitą alyvuogių aliejų. Bet aš susipylusi į tokį purškiamą indelį, tai aš purškiu, tai mažiau susinaudoja aliejaus, tai kažkur 5 ml gaunasi man. Tai nes šiaip jeigu mes šliūkštelime to aliejaus, tai labai daug kalorijų galime suvartoti. Tai tokie maži žingsneliai labai sutaupo kalorijas, kai metame svorį, naudojimas to purškiamo aliejaus, arba galima netgi tokį aliejų naudoti purškiamą, čia vienas papurškimas, 1 kalorija. Pupelių 200 gramų. Kaip tik 200. Tai pasišildysiu mikrobanginėje keletą minučių. Šiandieną mano kiaušiniai su šypsena penktadienio proga. Toks gražus meno kūrinys gavosi iš kiaušinukų. Pralinksmino mane. Tai mano pusrytukai 561 kalorija, 44 gramai angliavandenių, 25 gramai riebalų ir 38 gramai baltymų. Po pusryčių geriu kavą, tai dabar viską skaičiuojam, tai reikia paskaičiuoti ir pienuką. Pienuką šito naudoju kavai, man labai skanu. Tai pasirenkame mililitrus, o šitos nerodo svarstyklės. Kitas reikia pasimti. Taip, tai aš per dieną geriu 2 kavas, jau 1 kavą atsikėlusi išgėriau. Tai dabar aš kažkur 100 ml sunaudoju kavos vienam puodeliui. Tai yra pieno, ne kavos. Taip, šiek tiek daugiau gavosi, per daug įpyliau, bet nieko. Tai įvesime pienuką, tai vesiu prie pusryčių, nuskenuosiu ir 100 ml, tai įvesiu 104, 104 ir 47 kalorijos. Ir aš jau 1 kavą atsikėlusi gėriau, tai įvesiu dabar prie užkanduko, nuskenuosiu
100 ml ryte įsipyliau ir pridėsime. Tai va jau beveik 100 kalorijų papildomų. Tai jeigu dar ne vieną tą kavą geriame per dieną, tai jau papildomos kalorijos ir 150 gali būti. O jeigu ne namuose dar kava geriama, ten kokią latę kapučino, tai ten jeigu dar kažkokių sirupų ten įpila tose kavinėse, tai jau turės tikrai nemažai kalorijų ta kava. Pietums turiu lašišos užsimarinavusi paruoštuką tokį, tai vieną gabalėlį kepsiu karšto oro gruzdintuvėje ir prie lašišos bus bulvės. Tai jau pasiruošiau bulves, susismulkinau tokiais smulkesniais gabalėliais, kad greičiau iškeptų ir šiek tiek užpurškiau alyvuogių aliejaus. Ir pasidarysiu salotų. Agurkas, pomidoras, salotos. Štai mano pietus. Tai ant bulvių aš neberiu nei druskos, kai kepiu, nei jokių prieskonių. Tai užbarstysiu šitų prieskoniukų ant bulvių. Tai čia jau yra druskytės. Labai skanų šitie prieskoniukai. Ir tokie mano pietukai. Ir žiūrime, kiek kalorijų. 467 kalorijos, angliavandenių 31 gramas, riebalų 25 gramai ir baltymų 28 gramai. Darausi dabar šiandienos užkanduką, tai vėliau valgysiu, bet reikia jį pasiruošti iš anksto, kad sustingtų, nes užsimaniau vėlgi aš tos želės su jogurtu, labai man patiko. Tai naudoju šitą jogurtą, jau čia pasiruošiau, atsisvėriau 260 gramų, šį kartą šiek tiek daugiau darau. Ir pasiruošiau želę apelsinų skonio, tai laukiu kol atvės, kai atvės tada supilsiu į jogurtą ir šį kartą braškę susmulkinau ir dėsiu į vidų kartu, kad sustingtų. Tai želę šitą naudojau, bet čia nesimato pavadinimo, nes čia pusė pakelio man buvo likę. Tai šitą želę be cukraus, labai skani, patinka ir nedaug kalorijų. Tai toksai labai super skanus desertukas, užkandukas ir mažai kalorijų. Želė jau atvėso, tai supilu į jogurtą ir išmaišysiu. Ir sudėsiu braškes į vidų, kad sustingtų ir bus labai skanu. Dabar čia mano mėgstamiausias desertukas, užkandukas. Ir kišiu į šaldytuvą, kad sustingtų ir vėliau valgysiu, kai bus užkanduko laikas. Sustingo jau mano užkandukas, kaip tik jau laikas užkandžiauti. Kai bus skanu, žinokit, dabar valgysiu turbūt, kol neatsibos. Bus labai labai skanu. Net seilės kaupiasi. Tai šitas užkandukas nedaug kalorijų turi. Tik tai 216 kalorijų, 13 gramų angliavandenių, 10 gramų riebalų ir 18 gramų baltymų. Vakarieniai gaminsiu salotas su vištiena. Tai dėsiu aisbergą. Turiu jau išsikepusi vištienos krūtinėlę karšto oro gruzdintuvėje. Tai čia bus 2 porcijom man. Ir tada dėsiu ananaso. Bus tokios gaivios salotos, pomidorą, agurką. Ir dėsiu šiek tiek majonezo, 15 gramų.
ir užteks. Tai bus skaniau su majonezu, negu kad dėčiau jogurtą. Aliejus tai čia visiškai netinka. Tai šiek tiek majonezo įdėsiu nedaug. Ir bus tokia vakarieniukė. Valgymo šiandienos. Tai vakarienė 330 kalorijų, 22 gramai angliavandenių, 15 gramų riebalų ir 36 gramai baltymų. Tai šiandieną iš viso surinkau 1665 kalorijas ir 115 gramų angliavandenių, 82 gramai riebalų ir baltymų 123 gramai.